Sveiki, mano brangiai, ir šiandien vėl rubrika mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas ožiaragio ženklo atstovams spaliui. Kas norėtų asmeninės prognozės, rašykite, prašau, Ask Tarot tarologinės prognozės Facebook paskyroje arba čia, TikTok'e, žinutę, arba paklausk tarot@gmail.com, nes žinoma šita prognozė yra tik tai bendra, o jau tą asmeninę prognozę, naudojant jūsų nuotrauką, jūsų gimimo datą, galima užsakyti tik tai kreipiantis asmeniškai ir ten aš apžvelgiu visas pagrindinės gyvenimo sritys. Prognozė daroma metams į priekį nuo būrimo dienos. Apžvelgiami santykiai, meilė ir santykiai, šeima ir namai, darbas, finansai, sveikata, emocijos ir pagrindiniai pavojai, kurie galimi metų bėgyje. Tai kas norėtų asmeninės prognozės, prašom, rašykite žinutę. Taip, pradedam. Ožiaragiai, kas laukia sausio mėnesį. Traukiu kortas, ožiaragiai. Taip, čia korta 4 lazdos, korta žvaigždė ir korta 5 kardai. Taip, 4 lazdos. 4 lazdos tai pirmiausia sako apie tai, kad galima šventė. Pagal 4 lazdas dažnai vyksta kažkokie renginiai, šventės, galbūt jūs kažką tai planuojate tokio grandiozinio masto, sakykime, šventę. Ne tokia, kur jūs namuose susirinksite atšvęsti gimtadienį ar kažkokią kitą progą, o kur jūs jau nuomojatės, aš nežinau, ten sodybą, kažkokią erdvę, kažkokią salę, kur ten viskas papuošta, kur planuojama su vedėjais ir taip toliau, vedantiaisiais, tos šventės. Tai yra toks grandiozinis jau renginys, kuris reikalauja ir pasiruošimo ilgo, ir žinoma finansinių išteklių. Taip, tai korta apie tai. Taipogi pagal 4 lazdas tai dažnai susijęs su gyvenamąją vietą arba būstu. Jeigu jūs pasiruošę keisti gyvenamąją vietą, jeigu jūs, tarkim, norite keisti ten, sakykime taip, būtą į namą, ten, aš nežinau, gyvenime mieste, gyvenime kaime, arba atvirkščiai, kažkur arčiau gamtos, tai va čia apie tai korta, kad jūs jau turėsite realias galimybės ir galėsite jau savo veiksmais konkrečiais prisidėti prie šitos idėjos įgyvendinimo. Jau bus arba iš tikrųjų kažkokį būstą variantą savo tinkamą surasite, arba jau, sakykime taip, apgalvosite tą planą, sudarysite konkretų planą ir pradėsite jau savo veiksmais veikti. Arba, sakau, kažkas tai netgi gali įsikelti jau spalio mėnesį į naują būstą, į kitą gyvenamąją vietą. Korta žvaigždė, nuostabi korta, tai žvaigždės jums palankios, sėkmės periodas, tai ir kūrybiškumas, tai ir viltis, tai ir įkvėpimas, tai atsinaujinimas, tai dvasingumas, tai tikėjimas tuo, kas laukia jūsų priekyje, priešakyje. Tai tuomet, kai žmogus yra pozityviai nusiteikęs. Šita korta visą laiką sako, kad žmogus nepraranda vilties arba neprarastų vilties. Jeigu dabar kažkas tai atrodo, kad reikalai pastrigo, jeigu dabar atrodo, kad kažkoks tai nesėkmingas periodas, kad nieko nevyksta, kad neeina tokia vaga, kurią jūs norėtumėte. Tai šita korta sako apie tai palaukite, dar palaukite, išlaukite. Šiuo metu tiesiog yra kažkoks tai strigimas, kažkoks nedidelis sąstingis, bet ateityje vėlgi viskas susitvarkys ir vėl jūs galėsite imtis, sakykime taip, savo tos svajonės įgyvendinimo ir visi reikalai pajudės į priekį. Taip, tai čia, sakykime taip, netgi galima pasakyti, kad sėkmė spalio mėnesį, neužilgo jau sėkmė, po kelių savaičių jau vėl atsisuks į jūs savo veidų. Taip, ir korta 5 kardai. 5 kardai tai visą laiką apie tai, kad
Žmogus kovoja, kad pasiektų savo kažkokį tikslą, kad laimėtų savo, žinoma, savo supratimą, suvokimo lygyje kažką tai, ko jis nori. Tai kova už savo galbūt kažkokius principus, galbūt už kažkokią, sakykime, taip šiltesnę vietą po saulę, geresnę vietą po saulę. Ir čia pagal 5 kartus žmogus laimi, žmogus yra nugalėtojo pozicijai, bet jisai ant tiek pavargęs arba ant tiek jau užsikabinęs už tuo savo noro, tokio jau beprotiško noro paranoidinio laimėti ir gauti tai ko jis nori, kad, išsekimas ir minusas šitos kortos, kad žmogus jau nebesijaučia laimingas tai gavęs. Jisai vis tiek, tokio vidinio pasitenkinimo ir vidinio džiaugsmo nesugeneruoja. Jis jo neturi, jis lik ir laimėjo, jau jis turi kažką tai, ko norėjo, bet kaip tikėjosi, kad bus kažkoks tai palengvėjimas, kad bus kažkoks tai džiaugsmas sugeneruotas, pasitenkinimas savimi, ne, to nebus. Tai čia yra korta irgi apie tai, kad jau visos priemonės, visos pastangos panaudotos jau iki išsekimo, ta kova laimėta, bet vidinio džiaugsmo tai neatneša. Tokia irgi filosofinė korta apie tai, kad pamastyti, informaciją pamastymams, ar reikia taip, kaip aš sakau, daužytis tą galvą į sieną ir žūtbūt gauti tą tikslą arba tą norą išpildyti, jeigu jūs vis tiek neįsijausite džiaugsmingai ir nejausite to vidinio pasitenkinimo gavus tai. Ir imu antrą kaladę, Iliuminatų taro. Ir žiūrim, ką jums parodys Iliuminatų taro, mano brangus ožiaragiai. Taip, traukiu kortas, ožiaragiai, spalis. Taip, pirma korta kardų karalius, antra korta velnias, trečia korta magas. Taip, žiūrim patikslinimą velniui, ką velnias mums nori pasakyti. Vežimas, čia pas jūs 3 didieji arkanai, tai čia mėnesio vidurys pas jūs nusimato toks su rimtais įvykiais, su rimtais pokyčiais. Kardų karalius, tai oro stichijos atstovas, tai gali būti dvyniai, vandenis arba svarstyklės pagal zodiako ženklą. Paprastai tai yra vyras toks ryžtingas ir drąsus, tas vyras, kuris eina visada, taip sakant, su pakeltu tuo kardu į mūšį ir pasiekia ir pasiema tai, ko jis nori. Taip, tai toks vyras arba bus jūsų gyvenime, arba čia irgi tokia nuoroda, patarimas jums patiems šiek tiek irgi tas savybės pritaikyti ir savo. Bet kadangi yra korta velnias, sekanti korta velnias, o velnias tai visada, tokios visos šešėlinės, tamsios mūsų asmenybės pusės. Tai tuomet, kai mes susiduriam su dideliom pagundom savo gyvenime ir mes nežinome, taip, pagundos tokios didelės, kad kartais jos yra netgi stipresnės už tą mūsų moralę, moralinius principus ir įsitikinimus. Tai čia vėl toks pasirinkimas, ar jūs liksite vis dėlto sugebėsite išlikti savyje, savo viduje ir savo tą valią pasitelkti ir nepasiduoti tom pagundom, arba vis dėlto pagundos bus stipresnės negu jūs ir jūs tom pagundom atsiduosite. Taip, patikslinimo korta velniui tai yra vežimas, 7 didysis arkanas. Vežimas tai vėlgi apie tai, kad pažadėta, to velnio pažadėta, tas masalas, sakykime, tai bus arba kažkokia kelionė, arba, čia irgi kaip pergalė, kaip nugalėjimas.
kaip laimėjimas, kad jūs gausite viską arba nieko. Tai sakykime, taip tokia pagunda ir sakau, tas masalas yra tikrai toks bus stiprus ir stipriai gundantis. Taip, gali būti žinoma pagunda, čia vėlgi apie kelionę, apie persikelimą dažnai yra vežimas, apie tai, kad jūs norėsite kažkur tai išvažiuoti, galbūt kažkur tai persikelti, gyventi, arba išvažiuoti kažkokią kelionę ir kokią pagundą, galbūt nelabai galite sau leisti kažkokių brangių kelionių, tai pagunda vėlgi, pinigų neturite, bet pagunda, paimti paskolą ar dar kažką ir išvažiuoti į tą kelionę. Taipogi čia gali būti kaip automobilio pirkimas. Pagal vežimą tai būna automobiliai, transporto priemonės. Tai galbūt irgi bus didelė pagunda vėlgi pasimti ten paskolą ir nupirkti ten kažkokį savo svajonę automobilį, nors realiai, sakykime, taip objektyviai, jūs jo negalite sau leisti ir jūs save supančytumėte tais įsipareigojimais vėlgi paimti paskolą ten keliam metam ir mokėti ją dėl to, kad jums užsinorėjo čia ir dabar kažkokio ten gražaus daikto. Tai vėlgi labai apsvarstykite visą tai. Kokią kainą jūs tai gausite, ar jums reikia save, į tą kažkokią nelaisvę, į tą kainą neadekvačią mokėti, už tai aš turiu omeny neadekvačią kainą, ne materialinę finansinę prasme, bet tą būtent prasme, mentalinę prasme, kad jūs jau būsite ant kabliuko pakibę ir privalėsite, įsipareigosite ten, tarkim, 5 metus mokėti tą mėnesinę įmoką. Taip. Ir dar viena korta yra, pirmas didysis arkanas yra magas. Magas apie tą vidinę magiją ir žavesį, kurį jūs galite sugeneruoti, kuris iš jūsų, taip sakant, sklys aplink ir visi tai jaus. Arba tai bus labai didelis įkvėpimo periodas, entuziazmo. Matot, žmogus, kuris toks magiškas, žavingas, jisai visada ir daug skleidžia tos energijos, entuziazmo, įkvėpimo, gali įkvėpti kitus, jisai taip moka uždegti kitus. Jis toks tikrai tokia neeilinė energija, ne vanginė, apatiška, o tokia visa uždeganti ir šviečianti aplink. Tai čia apie tai. Pagal magą irgi visada paminiu dar, kad gali būti naujos veiklos perspektyvos, gali šviesti, taip sakant, naujas darbo pasiūlymas. Galbūt gausite pasiūlymą kažkokios veiklos ar kažkokio naujo darbo. Taip, ir trečia kaladė yra fortunos ratas, metų rato kaladė, atsiprašau. Taip, ir žiūrim metų rato taro, ką jums parodys, mano brangus ožiaragiai. Traukiu kortas, ožiaragiai, spalis. Taip, tai korta kardų karalienė. Tai korta pakaruoklis. Ir tai korta saulė. Taip, kardų karalienė irgi, kaip ir kardų karalius, oro stichijos atstovė, kaip aš jau paminėjau, gali būti vandenis, dvynys, svarstyklės pagal zodiako ženklą, irgi tokia aktyvi moteris, šaltoka, tokia šaltokraujė, be kažkokių tai ypatingų sentimentų, tokia labai logiška, racionali moteris, mąstanti labai blaiviai, taip sakant, be jokių ten emocijų, mokanti atjungti emocijas, atskirti emocijas ir protą, kuriai, jeigu tarkim taurių karalienė būna, arba lazdų karalienė dažnai pasiekia kova tarp proto ir širdies, tai čia jau tokios kovos nebūna pas kardų karalienė, jinai tiksliai žino, ko vadovautis, tai yra logika, tai yra naudos gavimas ir racionalumas. Taip, tai tokia moteris gali būti šalia jūsų ir korta pakaruoklis, matot, žmogus kaba kojomis aukštyn, galva žemyn, tai vėlgi tokia situacija jūsų gyvenime, kuomet arba jūs negalėsite matyti objektyvios tiesos,
ir matysite viską va taip atvirkštin, ne taip, kaip yra iš tikrųjų, tai dėl tam tikrų iliuzijų, klaidingų įsitikinimų jūsų mąstymas ir jūsų matymas gali būti iškraipytas. Ir jūs tai galite suvokti ir pamatyti tik tai po tam tikro laiko, nes pakaruoklis jis yra, dėl to ir pakaruoklis, pakabintasis, aš turiu omeny, pakabintasis gal daugiau tinka pavadinimas, nes dėl tam tikrų aplinkybių arba savo ribotų suvokimų, arba tam tikrų dar to mąstymo pokyčių, kurie dar neatėjo, jis mato situaciją taip aukštyn kojomis, žemyn galva. Ir korta saulė tai žinoma šiek tiek taip niveliuoja tuo pakaruoklio neigiamą įtaką, nes pagal pakaruoklį vis tiek tai yra arba būtinumas pasiaukoti, arba būtinumas pakabėti tom sąstingio periode, kuomet jūs kažkas nukabins, tos aplinkybės pasikeis arba mąstymo būdas pasikeis ir pagaliau jūs galėsite atsistoti ant kojų į taisyklingą poziciją ir viską pamatyti objektyviai. Bet saulė šiek tiek sušvelnina šitą neigiamą reikšmę šitos kortos ir saulė duoda jau tokį stimulą, sakykime taip, apšviečia viską. Pagal saulę, ta situacija ilgai nesitęs, net jeigu ir bus kažkokių tai tokių mano minėtų įvykių, tai vis tiek saulė viską padarys pozityvių, saulė viską sutvarkys ir sutaisys. Pagal saulę gali būti, kad jūs kažkur tai važiuosit poilsiauti, galbūt kažkur tai, vis tiek tas kažkoks tai džiaugsmas į jūsų gyvenimą turėtų įeiti. Arba, situacija to sąstingio ir tų aplinkybių jums nepalankių vis tiek neužilgo išsispręs gerojų. Taip, ir 4 kaladė raganų taro. Žiūrim toliau, ožiaragiai. Ką parodys raganų taro. Žiūrim, ožiaragiai, spalis. Tai pirma korta, tai lazdų tūzas. Antra korta, mėnulis. Ir trečia korta, tai 8 taurės. Taip, žiūrėkite, situacija bus kažkokiu tai vis tiek pribręs į mėnesio pabaigą, pribręs kažkokia situacija, tokia, kur tikriausiai senai brendo, kur jau žinojote, kad jums už nugaros rezgamos kažkokios intrigos, eina kažkokios apkalbos. Jūs galbūt esate apjuodinami, galbūt apie jūs yra kažkokių tai sklinda gandų, kurie neatitinka tikrovės. Tai čia šita situacija spalio mėnesį jau, sakykime, taip pribręs ir arba sužinosite, kad iš tikrųjų turite tų tokių priešų, apie kuriuos jūs nežinote, kurie užnugarė jūsų rezga tas intrigas, šmeižta, skleidžia tą melą ir viskas tai išplaus į paviršių ir pasibaigs, sakykime taip, jūsų konkrečių priimtų sprendimų išeiti iš tos situacijos. 8 taurės labai gera korta šiame kontekste, nes jūs pagaliau jau suvoksite, kad nėra prasmės daugiau ten kentėti arba kovoti, arba ten teisintis, arba bandyti ištaisyti tą situaciją. Čia gali ta situacija liesti kaip asmeninius santykius, taip ir darbo santykius, darbinius, su kolegomis, gali būti su partneriu, bet kokia situacija, kuri atitinka mano aprašymą, jūs vis tiek nuspręsite mėnesio gale ją pabaigti ir išeiti iš jos. Tai čia tokia yra gera žinia, nes visi tie ateinantys suvokimai, kad nėra prasmės kovoti su vėjo malūnais, su ta tokia užsitęsusi situacija, jeigu
jūs kažkaip tai bandote paaiškinti, bandote būti geri, bandote kažkaip tai sąžiningai vis tiek veikti ir rodyti, kad kokia yra žmogaus, kuri bando apjuodinti strategiją, būti nuoširdžiam, sąžiningam, įrodyti savo pavyzdžių, kad žmonės aplinkiniai pamatytų, kad tai yra melas, tas yra šmeižtas, nes iš tikrųjų esate kitoks, bet pamatysite, kad galbūt tai arba nepasiteisins, arba su tai žmonėm jūs vis tiek nieko negalėsite pakeisti ir tiesiog bus vienintelis išėjimas iš situacijos, tai išėjimas iš jos. Taip, tai tiek būtų, mano brangus ožiaragiai. Žinoma, linkiu, kad išsipildytų tik mano pačios geriausias prognozės ir visos neigiamos liktų tik mano žodžiais. Nuostabaus jums spalio mėnesio.